Mano patarimas – nebėk nuo angliškai kalbančio žmogaus į šalį. Kalbėk kaip moki, kaip išmokai mūsų pamokose. Geriau suklysk, bet kalbėk, palaikyk pokalbį. Britai ir šiaip užsieniečiai mėgsta, kai su jais stengiamasi kalbėti angliškai. Jie nėra pasipūtę ir tikrai nepuls tau įrodinėti, kad blogai kalbi. Jie džiaugsis, kad išvis kalbi angliškai. Ir nors kokia populiari ir reikalinga anglų kalba visame pasaulyje, dar daugelis žmonių mano, kad jos neįmanoma išmokti. O mes su Pauliumi ir su savo pamokėlėmis sakome įmanoma. Tie, kas mokote su mumis, jau matote, kad pradėjus nuo nulio, pradeda aiškėti ši kalba. Toliau gal kiek ir sunkiau, bet nenuleiskite rankų. Džiaukitės jau pasiektais rezultatais. Mes ir toliau mokysime jūs įvairių laikų, išraiškų, frazių. Tačiau dar vienas patarimas visiems besimokantiems. Skaitykite knygeles ir dirbkite su žodynu. Pradedantiesiems yra daug užsienio kalbų knygynuose skirtų anglų mokymuisi adaptuotų knygelių. Internete jų net yra garsinių įrašų. Ne visada būtina žinoti kiekvieną žodį, kad suprasti, kas pasakojama. Daug ką galima suprasti iš konteksto. Tačiau, jei norite praplatinti savo anglų kalbos žodynėlį, būtinai skaitykite su žodynu. Taip pat keletas žodžių dėl rašybos. Ne visi spėja ją pramokti, bet patariu mokytis dabar. Gal jos labai reikės ateityje, o tada mokytis vien rašybos bus nelengva. Kalbą kaip ir žinosite, o rašyti nemokėsite. Mūsų video medžiagoje labai aiškiai pateikiama rašyba. Vieną žodį rašykite savo po kelias eilutes, po 5 ar 6, 8, kiek kam reikia. Tai sunkus darbas, bet tik taip išmoksite rašyti. Mintise sakykite to žodžio tarimą, o kai rašote, skaitykite jį taip, kaip jis rašosi. Ir dar, šone būtinai pasirašykite lietuvišką to žodžio variantą. Jį lietuviškai užtenka pasirašyti kartą. Vis žvilgčiodami prisiminsite, ką to žodis reiškia. O vat rašyti reikia pasistengti. Ir rašyti tol, kol pajausite, kad lengvai ir automatiškai rašydama ranka nebedaro klaidų. Ir, žinoma, klausykitės anglų visur ir visada. Stebėkite filmus, klausykite žinių, nors suprantate gal 3 žodžius. Klausykitės dainų. Visa tai jums padės anglų kalbos mokymosi kelyje. Linkiu jums kuo geriausios kloties su šiais patarimais, nes būtent jie mano praktikoje išmokė daugybę žmonių anglų kalbos. Ne tik skaitimo, tarimo, bet ir rašymo. Good luck!